Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos politinės kampanijos sąskaitos. Sveiki, laba diena. Ir ačiū labai Virginijui, kuris pakvietė į būriamą sąrašą Europos parlamento rinkimams. Aš džiaugiuosi galėdamas Demokratų vardan Lietuvos sąraše startuoti 4 numeriu. Ir manau, kad turėsime dirbti visi kartu, kad apie šį sąrašą ir apie programą, kurią siūlo demokratai, išgirstų kiek įmanoma daugiau Lietuvos žmonių. Tomas kalbėjo apie tai, kad mes jau 20 metų Europos Sąjungoje ir šiuos 20 metų iš tikrųjų aš ir dirbu Europos Sąjungoje. Tai dirbu pačiais įvairiausiais klausimais, nuo vystimosi paramos, nuo žemės ūkio, užsienio reikalų iki ekonomikos, klimato ir aplinkos apsaugos. Ir manau, kad per šitos 20 metų Europą šiek tiek pažinau. Ir gerai žinau, kaip Europa veikia. Žinau, ko trūksta, kad Europa veiktų geriau, kad ji geriau veiktų kasdien ir kad ji geriau veiktų kiekvienam. Todėl siūlau savo patirtį, siūlau savo žinias, kaip geriausiai atstovauti Lietuvos žmonės Europos parlamente. Aš, tiesą sakant, savo akimis mačiau pokytį, kurį darė Lietuva per šiuos 20 metų Europos Sąjungoje. Ir iš tikrųjų turime labai gražių ekonominių skaičių, kuriais galime pasidžiaugti. Tačiau pastaruosius 2 metus, dirbdamas Lietuvoje ir daug važinėdamas po Lietuvos regionus, aplankęs kiekvieną Lietuvos regioną, aš matau ir girdžiu, kad mes lietuviai vis dar dažnai nesijaučiame europiečiais. Tik 3 iš 10 lietuvių sako, kad jų balsas Europoje yra svarbus. Ir aš labai noriu tai pakeisti. Aš noriu padaryti viską, kad balsas, kurį atiduos lietuviai rinkimuose, leistų pakeisti dalykus Europoje. Ir pagaliau pajustumėme, kad mūsų balsas Europoje yra svarbus. Kaip tai padaryti? Aš matau demokratų programą, kurią absoliučiai tikiu. Programą, kuri neina į dešinę, programą, kuri neina į kairę, programą, kuri tiesiog profesionaliai siūlo sprendimus. Nes Europa yra tam, kad pasiūlytų sprendimus, tada, kai savo valstybėje, kiekvienas savo valstybėje, tų sprendimų rasti negalime. Mes turime suprasti, kad Europa yra tokia, kokią mes ją patys kūrėme. Ir kad ji bus tokia, kokią mes ją patys sukursime per artimiausius 5 metus. Žinau, kad tam, kad Europa veiktų kasdien ir kiekvienam, turime rasti galimybės finansuoti visus svarbius dalykus, kuriuos išvardėjome programoje. Europos biudžetas galbūt atrodo kai ką milžiniškas lyginant su Lietuvos biudžetu, bet iš tiesų jis yra nedidukas 450 milijonų europiečių. Programoje mes turime eilę pasiūlymų, kaip tą biudžetą didinti. Didinti ne naujais mokesčiais, didinti lėšas paimant iš šešėlio, gerinant PVM surinkimą, didinant ES fondų naudojimo kontrolę, kovojant su korupcija ES mastu. Mes galime turėti didesnį ES biudžetą, apgindami sąžiningus mokesčių mokėtojus. Todėl čia Europos turėtų būti daugiau. Kita vertus, kartais, kad Europa veiktų geriau, jos turi būti mažiau. Čia aš kalbu apie biurokratinę naštą. Mes turime išsiugdyti refleksą šią naštą nuolatos mažinti, ravėti kaip piktžolės. Apie tai kalba ir žemdirbiai, apie tai kalba ir verslas, sunku jiems nepritarti. Mes darome nemažai, bet iš tikrųjų turime būti dar ryžtingesni. Biurokratijos Europoje turi būti mažiau. Na ir trečias ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Tam, kad Europa veiktų gerai, ji turi veikti greičiau. Dabar populiaru kalbėti apie veto atsisakymą. Mūsų programos išskirtinumas yra tas, kad mes aiškiai vertiname rizikas ir sieksime veto panaikinimo tik ten ir tik ten, kur Lietuvai daugiausiai reikia Europos pagalbos. Socialinė, pensijų sritis, sveikatos klausimai, kovojant prieš mokesčių vengimą. Būdami maži, negalime visiškai likti be veto kitose užsienio reikalų sritise. Todėl užsienio reikaluose, išskyrus nebent naujų sankcijų įvedimą, turime būti atsargus. Taigi subalansuota ir greita Europa gali veikti kasdien, ne rytoj, ne poryt, kol visi išreikš susirūpinimą, o tada pamirš, ji veiks kasdien ir kiekvienam. Ačiū.